Keliautojų grupė iš Lietuvos, geografai, atvyko prie įspūdingo panoraminio vaizdo, kurio pačioje mes matome mėlynąjį Nilą. Aplinkui tyla, ramybė, nei gyvos dvasios, tik štai 15 lietuvių. Mes atvykome prie mėlynojo Nilo ir dabar keliamės iš dešiniojo kranto į kairį krantą dviem grupėmis. Vieni liko krante, kiti sėdi štai čia valtyje. Štai, prašom, kodėl nieks nemojuoja. Mūsų tikslas yra mėlynojo Nilo kriokliai, kurie yra visai netoli už mūsų plaukimo kryptimi, bet į juos norint pasiekti, teks eiti pėsčiomis. Mes sėkmingai įveikėme žydrąjį Nilą valtele. Nuėjom čia gal iki 1,5 kilometro ir štai prieš mus atsivėrė štai toks vaizdas į krioklį. Garsai. Nežinau, krioklio garsas yra triukšmingesnis nei mūsų grupės, bet pažiūrėsim, kokie jie bus apačioje. Taigi, mėlynojo Nilo kriokliai, 45 metrų aukštis, maždaug 400 metrų maksimalus krioklio plotis, vandens labai daug, mums pasisekė. Skrydom, plaukėm, ėjom ir atsidūrėm prie mėlynojo Nilo. Į čia Lietuvos geografus ir jiems prijaučiančius atvežė LTM.